papasako, kodėl čia tarp atrodo VIP valdovas. Jo. Jam tą patį. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiuo metu esam Garage Motor Show 2024 Alytuj. Atvežėm būrį narių ir bandėm nukaut kuo daugiau prizų. Turim naujoko, ne? Turim naujokų porą, gal net 3, gal net 4. Matot, tikrai nemažai amerikonų yra, nes kaip daug kas žino, pagrindinis organizatorius yra V8 klubo, tai kur American Spirit organizuoja. Tikrai nenuostabu, kad matom daug amerikonų šitoj parodoj. Bet visumoje parkas yra tikrai labai įvairus visko ir labai smagu tai matyti, kad susirinko tikrai įvairių modelių. Būsimas VIP valdovas. Op, viskas nufilmuota. Per tave. Tai kaip taip negerbti savo mašiną? Aš nežinau. Nu, mantelį prisistatyk. Aš nieko nedariau, tik buvau įsikibęs. Atrodo šviežus veidas su jo LS400. Jo, matysime dažniau turbūt, ne? Nu, stengsiuos, kad dažniau pamatytumėt, biški pasistengsim ir šitoj vietoj, kai išnešimai kitokie būtų. Kas vyksta, kas jau padaryta ir ką dar darysi? Realiai šiai dienai visi aftermarketiniai posūkiai, nes labai nemėgstu oranžinės spalvos. Gale stopai perdaryti raudonai, po to valdo lipas uždėtas, nes originalus sulaužytas ir labai sunku gaut būna. Paskui koilų šįmet susidėjau, planuose yra oras, nes vipas be oro tai ne vipas. Dar šiokia tokia aparatūra sudėta, bet irgi tik pirminis variantas. Ir iš principo po biškį kėbulas dailinamas, nes aš jį kai nupirkau, tai čia buvo parktronikai sudėti, labai daug apibraižymų. Kad bent jau būtų galima išvažiuoti, tai minimaliai susitvarkiau. O daugiau tai pagrindė mintyse yra kiti ratai, normalus dropas ir o po to matysim. Svajonėse ir supercharge'as ir turbas. Va, svarbiausia yra svajonės, vis jos pas mus pildas. O šiaip, Lexusas su istorija, prieš tai žmonos močiutė jie turėjo, iki 83 metų važinėjo su juo. Ir šiai dienai jisai 84 000 pravažiavęs. Geras. Turi istoriją. Tai va, žiūrėsim, kaip jisai vystysis tavo rankose, vienu žodžiu, kaip jisai progresuos. Va, kur jūs visi sulindę? Mes visi pavėsi. Į pavėsį? Kas jūs dėjo į pavėsį? Balionėlių, žiūrėk. O kodėl ne ta? Mėlyna? Nu, ne ta, kur maišelis. Kaip ten ta? Varžėlių balionėliai. Fantazijos LT. Atėjo laikai, kai nuo dizelių gaunama, ne? Va taip va. Ne tik tai ant šito gazo, bet ir ant visokių iš vietos prie šviesoforo gali gauti nuo dizelio, taip kad senelė istorijos prieš miegą. Jo. Pasakaitės iš garažo. Pasakaitės ne iš Rusio, iš garažo. Nebeturis garažų. Nu. Kodėl visą dieną tave nemačiau? Slapstausi. Nuo ko? Nuo policijos. O nuo kameros? Irgi biški. Čilkamar. Ir va, dabar atvažiavom į pirmą renginį. Va, nuotaikos. Gal jumis reikia pajudinti? Pajudinti. Pajudinti. Ach, tu jodintojų. Antakius. Juodas mintis, man atrodo. Ką nori pavalyti? Plaukus nupiešti. Nori būti, gal... O, į Turkiją. Pajudinsim. Čia pigiau negu Turkijoje, ne? Turbūt. Paskui su skudurėliu pervalysim.
Kad riebalą nuimti. Taip, jinai graži, kaip tu ją bestatytum, jinai tikrai yra graži. Aš žiūriu į ją ir negaliu atsistebėti. Sako, atsibodo. Ką jūs dirbate, kad tokią mašiną turit? Palauk. Nesugalvojau. Ar iš vis dirbat? Ne, aš tai nedirbu. Pas mane vyras dirba. Ei, o kur vairas? Nu, pasako, kodėl čia tarp atraudų stovi? Tiesiog geras renginys, faini žmonės, tai vat su Atrodais kartu dalyvaujam tokiose vietose. Aha. Bet gal ir labiau su atraudais planuoja ateitį, ar kaip čia dabar? Nu, tikiuosi, susiryš mūsų ateitis. Na, nes tenka jau ne kartą matyti tave, žinai, atvažiavus ir kažkaip, man atrodo, suvaibino mane, man atrodo, Geras vaibas. rasit mūsų tarpę, ką nuveikti. Mašina tikrai faina. Ką greitai kažką čia, kad ne per ilgas būtų video, papasakok apie mašiną. Tiesiog angliškas sukurtas, gamintas Pietų Afrikai. 3 litrai biturbo, apie 400 arklių. Viso yra pagaminta apie 300 vienetų. Nu, iš kurių turbūt gyvų, sveikų, tai jau nedaug liko. Nu, bet jos galima, man atrodo, atgaivinti ir netgi dar įvaryti. Ne 100, ane? Papildomai. O variklis buvo, vis tiek jaučiu, šitokiai mašinai retai, nemanau, kad anglai naudojo savo variklį. Ne, variklis yra Fordo, paimtas naujas Fordo variklis. Aha. Jisai visas perdarytas. Gal išvysim kažkur ir biškį ratus sukant, kažkokį... Nu, be abejo. Bus proga. Meksikoje, ne? Į Meksiką kažkada nulėksim ir pakvailiosim, nes Lietuvoje negalima. Lietuvoje negalima, mes pavyzdingai. Važiuosim į Lenkiją. Pavyzdingai važiuojam. Jo, šiaip labai už Kėdainiuose, kas vyksta, dabar Chebra daro drifto trasą, kur legaliai galima bus pasimokinti ir pasitreniruoti ir visos kitos aikštelės, kur legaliai labai už tai esu. Tai va, iki kitą kartą. Ačiū. Iki. Sveikinu tave, šiandien turėsi pasveikinti savo bernioką. Ratams. O taip. Šypsenos nori. Ką dar turim parodyti? Labas. Kokie ten tie ratai įspūdingiausi? Geresnė. Va taip. Ne replikos. How much, kiek? Padėkit kapotą į vietą. Cips. Nebevokit. Gerai, vaimą. Kur? After party. After party. Gerai. Skubam.